Labas rytas. Šiandien mačiau, kas mes esame. Ir mes kaip žmogaus kūnas labai dažnai suvokiame, ar ne, kad esame kūnas fizinis, turime kaulus, kraują ir suvokiam, kad mes patiriame jausmą, patiriame emocijas. Ir labai dažnai mes tą jausmą, emociją tarsi sutapatiname su savo fiziniu kūnu, arba tai įvardijame kaip, kad mes tai esame. Iš tiesų, žinote ar ne, kad mūsų mintis tai yra mūsų mentalinis kūnas, mūsų jausmai tai yra mūsų kauzalinis kūnas. Ir kada žmogus gyvena vien proto minčių kuriamame gyvenime, jis neperžengia toliau mentalo. Kai jisai gyvena jausmuose, tai jausmai tai nėra vien, sakykime, dieviški jausmai, tai yra visas jausmų spektras, tai yra visa vaivorykštė. Žmogus gyvena kauzalinėme kūne. Jeigu jis nepatiria jausmų ir jeigu jis nėra intelekto, proto ir mentalo žmogus, taip sakykime, jis tada iš viso gyvena gyvūnišką gyvenimą, paremta kūniškais instinktais. Ir buvo etapas, kada žmogus ir buvo gyvūnas. Jam buvo, sakykime taip, sukurta jo indas, kuriame jis buvo. Ir kada žmogui buvo duotas protas, tai jo kūnas buvo tarsi išplėstas, ar ne? O kada duoti jausmai, arba atsivėrė jam jausmai, emocijos, jis pažengė iki kauzalinio lygio. Bet esmė tame, kad mes dažnai pamirštame, kad jausmas tai nėra mūsų kūriamas. Įsivaizduojat, jausmas jis yra mums duodamas. Atitinkami jausmai yra kaip atitekanti upė žmogaus gyvenimą, skirta jos sielai patirti. Siela, apie tą sielos patirtį, ta sielos patirtis, jinai yra visais aspektais, tai yra dieviškoji patirtis, kuri gali pasireikšti žemėje, žemės fizikoje, taip sakykim. Ir jos paskirtis yra kurti, išskleisti save, savo grožį, išskleisti savo dieviškumą. Tačiau, kai mes patiriame tuos, sakykime, nedieviškus jausmus, tai yra tai, ką mes patys jau sukūrėme per savo instinktus, per savo mentalą, per savo tuos visus žemesniuosius laukus, kurie tarsi užkerta kelią išsiskleisti sielos grožį ir sielos dieviškumui. Tačiau peržengus kauzalą atsiveria dar kiti dalykai. Aš daugybę kartų esu kalbėjus apie visuotinį informacinį lauką, apie tai, kas yra virš to. Ir iš esmės mes esame sudaryti iš meditacijoje atėjo tokia savoka ekstatinė masė. Niekada nesu apie tai girdėjusi, bet grįžus iš meditacijos ėmiau žiūrėti, kas tai yra, ir man buvo pačiai labai keista, kad tai, kas man buvo parodyta ir atskleista, visiškai tas pats yra rašomas, yra net pasirodo labai toks fainas mokslinis darbas, diplominis darbas apie tai. Ir ekstatinė masė nagrinėja metafiziką ir nagrinėja dvasinės religijos kai kurios. Tai man atėjo suvokimas per meditacijoje esančią vizualą ir pojūtį, būseną, išgyvenimą, kad ta ekstatinė masė, jinai iš esmės
bet iš jos mes esame sudaryti. Jinai atrodo kaip korinis kristalas, įvardinkim tai, bet apibūdinti kaip medžiagos tu negali. Ir tas korinis kristalas tai yra ta būsena, ta vidinė žmogaus, tas vidinis indas, kuris visada yra, bet jis pasireiškia atmetus visus kūnus, įtraukiant ir kauzalą, tai yra atitraukiant ir jausmą, emociją, mentalą ir fizinius potyrius. Bet esmė tame, kad jis kaip ir mažas, jis kažkur yra, aplipdytas tarsi, bet vis dėlto mūsų pačių valdymas ir kai mes kalbam, kad mes esame visi tarpusavį susiję arba mes turime ryšį per absoliutą, nes meditacija buvo uždavus klausimą, ar ne, kaip kuriamas ryšys su absoliutu, kaip rasti ryšį su absoliutu. Tai būtent per tą ekstatinę masę, nes joje yra tas begalinis tyrumas tai nėra fizikoje išreikštas aspektas, o tai yra būsena, kurioje iš esmės nėra nieko, tu negali pačiupinėti. Jinai neturi nei pradžios, nei pabaigos, bet tas net negali sakyti, kad tai mintinė sąsaja. Mes sakom, atėjo mintis ar ne, mes kažką padarėme, ta mintis gali kilti ir kitam žmogui. Tai mintis yra jau kaip išdava, bet tos minties pritraukimas arba įėjimas į mūsų lauką, tai yra ateina būtent iš absoliuto masės į mūsų masę. Ir tai, kas yra būtent to ekstatiniai masiai, tai yra pas visus žmonės. Tai yra, kad mes antiek esame susiję ir tai nėra kaip kažkoks gumulas, ar ne, kad įsivaizduojam, kad tai yra kristalas, tarsi korys, koralas, tokios specifikos ir tarsi, kad tu jį gali apeiti ir apžiūrėti. Nėra taip. Yra forma, į kurią tu gali patekti, bet neapžiūrėti. Ir patekęs į tą būseną, tu tampi viskuo, bet nebelieka atskirties. Tai gal sunku apibūdinti tai žodžiais, bet tai yra suvokimas, kad tu esi tas tyrumas, iš esmės viskas ir tuo pačiu nieko. Nes mes įvardėjam, kai mes turim viską, tai ką mes galim vis dėlto žmogaus sąmonė gali suvokti, kad gerai, yra protas, yra jausmas, tai ką aš galiu patirti ir mes sakom, aš tave Dieve myliu, ar ne, tai savo aukščiausių jausmų, kurį aš galiu patirti, kurį man atskleidžia Viešpats, tai yra meilė, aš galiu susijungti su Kūrėju, tai yra per meilės jausmą, per aukščiausią dieviškąją palaimą, aš per kauzalą galiu atskleisti savo tą dieviškumą, o tas dieviškumas yra būtent toje masėje, kuri nėra apibūdinama kaip fizikos termino, bet tai yra labiau, negali sakyti, kad ir būsena, jisai turi savo išraišką, bet bent jau šiandien dienai mes tai galime išreikšti kaip būsena ir tas pojūtis, tas suvokimas, nes tą būseną tu pajauti ne per kauzalą, o per sąmonę. Ir būtent tas sąmoningumo arba suvokimo lygmuo prijungia tave tarsi prie tos masės. Labai norėjau tuo su jumis pasidalinti, nes tai yra labai įdomi patirtis, labai įdomus suvokimai. Aš labai tikiuosi, kad galbūt tai leis kiekvieno sąmonei labiau pažinti save, tai yra kaip dieviškąjį aspektą, o galbūt tai duos raktą arba duos peną ne saviem apmąstymam, bet savai meditacijai, kurios metu jūs galėsite tai išgyventi ir patirti.